Sveikos mielosios, šiandieną sveikinuosi su jumis Magnetic Conversations ir šiandieną svečiuose turiu psichoterapeutę Rūtą Suchockaitę. Labas, Rūta. Ir išduosiu Rūtą, žinokit, po šito mūsų pokalbio skrenda į Paryžių. Tiesiai. Kaip laikaisi? Ačiū, visai gerai. Neglumina ruduo, kaip ten? Su tom nuotaikom. Srautai klientų intensyvėjo, suaktyvėjo, tai turbūt jaučiasi, kad ruduo. Tai mes vis tik žmonės esam paveikus oram, kalbant apie mūsų psichinę sveikatą, ką? Taip. Ir fizinis aktyvumas šiek tiek mažėja, ir dienos trumpėja, ir tamsa mus veikia, taip. Ir sakyk, iš savo patirties, dirbdama savo kabinete, kaip tu jauti, ar yra kažkokie netgi išoriniai, bet pakalbėjom šiek tiek apie orą, bet apskritai kažkokie išoriniai veiksmai, pagal ką tu jau jauti, kad padaugės klientų. Pavyzdžiui, kaip tarkim, kiti specialistai sporto klubuose, iš po vasaros ir iš po kalėdų visi puola sportuoti. O kada žmonės atkreipia dėmesį savo psichinę sveikatą? Turbūt jeigu kalbėt apie tą sezoniškumą, tai natūralu, kad kaip ir tyrimai rodo, kad ir depresijos epizodas kartojasi, dažniausiai pavasaris, ruduo. Tai vėlgi tai susiję turbūt, kaip ir sakau, ir su to fizinio aktyvumu, kai jis sumažėja, ir su šviesa. Ir turbūt vasarą galbūt mažiau rutinos, daugiau kažkokių malonumų, kažkokių malonių veiklų, atostogos, tai tas truputėlį atitolina. Bet toks truputį kaip ir pabėgimo planas gaunasi nuo savęs, nes visi kažko užsiėmė, kažką veikia ir paskui, kai grįžtam į rutiną, tai vėl grįžtam prie savęs, prie savo sunkumų, savo iššūkių ir tada kartais būna tas laikas, kada žmogus kreipiasi. Bet po galbūt COVID ta situacija ir šiaip ta visa karas ir tie visi šių dienų iššūkiai lėmė turbūt, kad dabar jau aš nebejaučiu tendencijos, kad tai būtų ruduo ar pavasaris, kad iš tikrųjų visus metus žmonės kreipiasi, galbūt daugiau yra informacijos, daugiau kalbama apie psichikos sveikatos svarbą, išdrąsėja žmonės, mažiau stigmų, tai tas irgi lemia, kad... Aš tikiu, kad šiandien dieną įlindus net ir tas pačias socialinės medijas, tas pats, pavyzdžiui, Instagramas, patarimų kalnai. Ten turbūt net ir specialistų siūlančių savo paslaugas arba kalbantis apie savo paslaugas yra tikrai kalnai. Ar yra būdas atsirinkti? Nes aš manau, kad tu pati taip dirbi ir tau galbūt sunku vertinti kolegas, bet turbūt vis tiek, ar pagal tai, kad tau žmogus tas, nežinau, į veidą pažiūri ir malonus, ar kaip išsirinkti specialistą? Jo, tikrai kartais gali būti, aš irgi sakau, kad gali būti panašių arba vienodų kompetencijų specialistai, ir vienam žmogui, vienam klientui, jeigu netinka, kažkas netinka. Jam reiškia negera ateiti, ar kad netinka, sakai, dar pasitikslinsiu? Gali būti visaip, galbūt jisai neįsisąmonina tam tikrų dalykų, kad, kaip pavyzdys, jeigu terapeutas vyras ar ne, ir jisai puikus specialistas, bet jisai kažkuo net neįsisąmonina, tai klientui primena jo tėtį arba jo kažkokią tai patirtį, ankstesnę. Tai gali būti taip, kad jis tiesiog lyg tai atrodys, kad, ne mano. Kartais gali rezonuoti kažkoks ar balsas, ar mimika, ar išvaizda. Daug dalykų tokių gal daugiau neįsisąmonintų gali lemti. Ir aišku, ir vėlgi, metodai taikomi, psichologijos, psichoterapijos kryptis, kurią taiko specialistas, irgi vienam žmogui daugiau norisi struktūros, jisai ieškos daugiau kažkokios orientacijos rezultatą. Žmonės tikrai daug informacijos dabar gali rasti ir apie psichologijos kryptis, ir apie pačius specialistus, kokias metodikas taiko. Tai šiuolaikinės psichoterapijos kryptis, jos tikrai turi gausiai mokslinių tyrimų ir turi labai aiškias metodikas, labai daug įrankių, intervencijų įvairių. Tai yra žmonių, kurie pasidomi ir sako, aš noriu būtent kognityvinės elgesio terapijos arba schemų terapijos, šiuolaikinių krypčių specialisto. Ir tada ieško. Tai daug kas lemia. Aš girdžiu, kad būtų naudinga pačiam, nežinau, kaip vadinti, klientų, pacientui, žmogui pasidomėti ir padaryti namų darbus prieš einant. Ar vis tik eitum iš pajautimo? Kodėl klausiu? Aš tokia esu labai jausmo žmogus. Man
turbūt mažai yra pilko, ar juoda, arba balta, ir aš turbūt pamatau arba myliu, arba nemyliu. Tai aš taip rinkčiausi, bet aš suprantu, kad dažnai protui reikia žmogui paaiškinimo. Tai vertinga būtų, girdžiu, pasidaryti namų darbus ir vis dėlto kur eini. Ar pirmą susitikti tokį kaip pokalbį, susipažinti ir tada nuspręsti? Turbūt kiekvienas vėlgi renkasi individualiai. Jeigu turite laiko eksperimentuoti ir kažkaip finansinių resursų, tai tikrai galima eksperimentuoti ir žiūrėti pagal pajautimą, bet tikrai visą laiką visai prasminga pasidomėti, pasižiūrėti, pasiskaityti, galų galę pamatyti, galbūt dabar tikrai dauguma specialistų, vis tiek mes kažkur juos galim rasti, ar video formatu, ar kažkokius pasisakymus pasiklausyti. Ir turbūt tai sutaupys jūsų laiką ir jūsų pinigus, jeigu jūs truputėlį pasižiūrėsit ir patyrinėsit, pas ką einat. Aišku, pirmas susitikimas su terapeutu yra toksai, tikrai toks įvertinamasis, kada mes abu su klientu žiūrim, kokie, nes su įvairiais lūkesčiais ateina klientai ir tada mes kartais būna, kad šiek tiek keičiam koreguojam tos lūkesčius, nes jeigu žmogus ateina ir ten lūkestis yra toks, kur terapeutas gali tikrai negalėti niekaip padėti, nes nėra tokių metodų arba, sakykime, kaip pavyzdys, ateina žmogus ir sako, aš noriu nejausti ten kažkokios emocijos arba kažkaip, arba stresą nepatirti. Tai mes truputį koreguojam jo lūkesčius ir sakom, žiūrėk, šita kryptis, kurioje aš dirbu, jinai negali tai padaryti, kad tu kažko nejausim, bet jinai gali geriau padaryti, kad tu geriau suprastum, ką tu jauti ir kad tu žinotum arba turėtum įrankius, ką su tuo daryti. Tai per pirmą sesiją mes truputį visą laiką su klientu tyrinėjam, žiūrim, su kokiais lūkesčiais atėjo, ką aš galiu duoti ir tada būtų pasižiūrim ir nusistatom ar kažkokius tikslus terapijai išsikeliam, užsakymo terapiją išsigryninam ir tada abipusiai pasižiūrim, ar galim judėti toliau. O jeigu žmogus jaučia, kad kažkas ten negerai, bet lyg ir neturi aiškaus klausimo arba plano, jam jau, aš mes nediagnozuosiu, bet, tarkim, jam irgi galėtų padėti psichoterapeutas, jeigu pats žmogus sako, aš kažkaip, negerai, bet nežinau ko, irgi galėtų kreiptis, ar vis tik reikia suprasti, kas tau negerai ar neramu? Tikrai nebūtina suprasti, jeigu mes jaučiamės nenorimai, tai psichikos sveikatos specialistas ir yra tas žmogus, kuris galėtų padėti, aišku, ne savo asmeniais kažkokiais patarimais, jokių būdų, ne kažkokia asmeninė patirtim, bet būtent mokslo grįstais įrankiais, instrumentais, metodais padėti geriau žmogui save suprasti, kaip jis jaučiasi, kodėl jis jaučiasi taip, kaip jisai nesupranta, bet kažkaip nenorimai. Ir tuo pačiu susiplanuoti arba dirbti ties tuo, kad jis jaustųsi labiau norimai. Nes šiuolaikinė psichoterapija, žinot, kaip bet kokia treniruotė. Mes dirbam, aš konkrečiai esu kognityvinės elgesio terapijos ir po tuo esančiam paradigmom to šiuolaikinės psichoterapijos krypties atstovė, tai mes tikrai turim daug instrumentų ir daug įrankių. Tai kaip dirbti, kaip geriau padėti klientui save suprasti, savo mintis, emocijas, elgesius ir mes dirbam terapijoje būtent su mintim, su elgesio elementu, tam, kad keisti jauseną. Tai jeigu žmogus sako, aš nesuprantu, dažniausiai taip ir būna, kad aš sako, nesuprantu, kas man yra, bet kažkaip netaip jaučiuosi. Kartais gali įvardinti, kad man ten ar liūdna, ar nėra motyvacijos, ar labai daug streso patiriu, nežinau, ką su to daryti. Pasiseka kartais žmonėm, kurie auga su augintojais, kurie išmoko pažinti žmogų, savo emocijas, pažinti savo jausmus. Čia kalba apie emocinį intelektą, ar ne? Jeigu aš gerai suprantu. Kad tie žmonės, šalia kurių mes augam, jie mus truputį vis tiek instruktuoja, jie mus veda. Ir pasiseka tiems, kurie turi tokius tėvus ar augintojus, kurie turi kompetencijų tą daryti, gali išmokyti pažinti tas emocijas ir jausmus, gali pamokyti, kaip su to tvarkytis, su kažkokiais iššūkiais, kažkokiam nesėkmėm, bet ne visiems pasiseka. Ir ankstesnės kartos turbūt mažiau informacijos būdavo, mažiau prieinamumo, tėvai mažiau edukuoti buvo negu šiai dienai auginantis vaikus. Tai tikrai yra daugybė traumų ir mikrotraumų, kur
ir žmogus kartais yra daug įvairių gynybų, daug įvairių saugumo siekiančių elgesių, daug visokių procesų mumise vyksta, kurie trukdo mums geriau patiems save suprasti. Tai terapeutas yra tas žmogus, kuris truputį veda, truputį padeda. Jis jokių būdų kažkokių drastiškų pokyčių žmogui nedarys to, kam jis nepasiruošęs, to, ko jam nereikia. Bet jeigu žmogus ateina ir sako, aš noriu geriau suprasti, nebūtinai klientas turi ateiti su kažkokia aiškiai sutrikimu. Ar kartais daug klientų dabar ateina tiesiog norėdami daugiau produktyvumo, norėdami išsigryninti savo stiprybės, norėdami geriau save pažinti. Ar dažnai ateina su santykių problemomis vienas žmogus? Tarkim, aš, pavyzdžiui, aš ateinu, sakau, labai mes ten su Jūra nesusitarėm, pešamės. Ar vis tik jau tada dviese ateina, kai yra apie santykį? Idealu, jeigu ateitų dviese, vis tik, ne? Bet tikrai nebūtinai abu žmonės turi vienodai įsitraukti į santykių kūrimą. Kartais visai užtenka vieno žmogaus įsitraukimo, kad įvyktų pokytis, kad rezultatas būtų labiau norimas. Nes tikrai kartais vienam žmogui užtenka suprasti, kas vyksta toje poroje, kas vyksta su manim, su mano emocijom, kodėl aš vienaip ar kitaip reaguoju, ir kokio aš vėlgi pasekmių noriu tuose santykiuose, kaip galiu dar šitoje situacijoje kitaip elgtis. Kognityvinė elgesio terapija mes labai viską modeliuojame, mes labai tyrinėjame mintis, mąstymo įvairius iškraipymus, nes mes vis tiek turime tam tikrus paternus, mes turime kertinius įsitikinimus, mes turime nuostatas, kurių kartais mes turim tokį kaip stuburą, kuris ne nuo mūsų priklauso, mums vėlgi tą padarė su mumis mūsų augintojai ir mes su to keliaujam per gyvenimą ir kartais mūsų reakcijos, iš viskas, kas vyksta, visą tą pasaulį, kurį mes matom, tai yra mūsų interpretacija, ne kas kita. Tai ir į tam tikras situacijas, ir į kitus žmonės, į kitų žmonių elgesį mes irgi reaguojam per savo proto filtrą. Taip kaip kokios pas mus yra nuostatos, kokie įsitikinimai, ir kitas žmogus toje situacijoje gali visai kitaip matyti. Tai mes tyrinėjame, o kaip šitą situaciją tu matai, o dėl ko tu taip jautiesi, dėl kokių minčių tu taip jautiesi, nes jeigu mes jaučiamės, mes būtinai turim dėl kažkokios minties taip jaustis. Gali būti ta mintis neįsisąmoninti, ne? Kartais klientai sako, man tiesiog kyla toks jausmas, aš nieko nepagalvoju. Bet iš tikrųjų vis tiek tas jausmas atsiranda galbūt nuo kažkada tai kažkokios minties, kuri šitoje situacijoje surezonavo su tą situaciją. Tai labai svarbu tyrinėti ir stebėti ir labai svarbu pažinti tą, su kuriuo praleidžiam visą gyvenimą, save. Nes žinoti savo kertinius įsitikinimus, savo nuostatas, mokėti pastebėti savo mintis, nereaguoti automatiškai, impulsyviai. Neduoti turbūt išsikeroti tą emociją, kuri kyla didžiulė, kurią daro apauginti visokiais, nežinau, šakom ir šaknim ir viskom, ne? Atsiranda antrinės emocijos, antrinės mintis ir mes kažkur tada nukeliaujam į savo tą interpretaciją, ten užsibūnam. Tai terapijai žmogus, jisai truputį atsitraukia, truputį patirinėja, kas čia buvo. Ir tokiu būdu mokosi ir geriau pažinti, ir geriau valdyti. Save vis tik, ar ne? Jo. Ar ir kitus? Neišvengiamai, kai mes kažką darom su savo mintim ir su savo elgesiu, neišvengiamai tai veikia ir mūsų supančius žmonės, ir šalia esančius. O sakyk, žmogus vis tiek per gyvenimą keičiasi ir ne kartą, ir ne 2, ir ne 5, įtakojamas turbūt ir išorės, ir tų pačių specialistų, ar ne, pagalbos. Ar tas pokytis įvyksta lengvai, jeigu jis yra pokytis, kryptingas, kad, tarkim, noriu, sakėt, nerealus pokytis, kad tikslas, kad nejausti kažko, bet, tarkim, galbūt nori būti, nežinau, atlaidesnis, lengvesnis, galbūt sąmoningesnis, ar labiau atviras, ar ne? Ar kiekvienam žmogui skirtinga, ar vis tik pokyčių reikia ten bent, nežinau, 5 metų, 1 metų, ar tai laike kažkaip gali nugulti? Turbūt irgi labai individualu. Vis tik, ne? Nėra kažkokio. Kognityvinė elgesio terapija, jinai tokia
kaip ir sakau, ten yra labai aiški struktūra, metodika, kaip labai aiškiai, palyginus su kitom. Turbūt jums specialistams labai aiškiai, ne? Ir mes vis tiek, mes kai dirbam su žmogumi, ir jisai žino, ką mes čia veikiame, mes nustatom kažkokius tikslus, kurie yra aiškus laike, mes tada pasižiūrim rezultatus, ne? Tai tikrai nereikia pamatyti pokytį, nereikia 5 ar 10 metų. Jau galim po kelių sesijų galim pradėti išmokti, sakykim, kažkokių emocijų reguliavimo būdų, kaip daryti vienoje ar kitoje situacijoje. Tada per kelias savaitės mes galim išmokti, nes yra įvairių pratimų, kaip mes galim tyrinėti savo situacijas, kaip mes galim mokytis pastebėti savo laikį, savo mintis, savo ateinančią emociją, ne, ir pasiplanuoti, ką su to daryti. Ne? Tai tas pokytis jisai gali būti pakankamai greitai jaučiamas, ypač jeigu žmogus motyvuotas, jeigu jisai deda pastangas į tą savęs tyrinėjimo ir auginimo procesą. Ir yra labai geras įrankis, aš be jo neįsivaizduoju psichoterapijos visumoj. Šiai dienai tai yra šiuolaikinės psichoterapijos tokia intervencija mindfulness, turbūt irgi daug kam yra labai girdėta, tai yra toks sąmoningumo praktikavimas, sąmoningas buvimas, ten, nežinau, visai verčiasi dėmesingas įsisąmoninimas, kada šitų praktikų pagalba žmogus praktikuoja, tai aš su klientais tą darau ir sesijoje, bet darydamas tai kasdieną, jisai mokosi tų praktikų pagalba savalaikiai pastebėti, kas su juo vyksta dabartyje, kaip jisai jaučiasi, kaip jaučiasi jo kūnas, laiką nukreipti fokusą nuo aplinkos į save. Ir šitos praktikos yra turbūt, nežinau, tai buvo mano galingiausios, mano pačios asmeniškai savo taikytos praktikos, galingiausios turbūt, pačios stipriausios, kurios padarė tokį didelį pokytį mano pačios gyvenime. Nes atrodo, studijuoji, mokaisi, žinai, bet vis tiek esu itin jautrus asmuo, susiduri su visokiais iššūkiais gyvenime ir vis tiek tos emocijos stiprios randasi ir kartais sunkiau susireguliuoti. Ir kai atsirado mano gyvenime šitas įrankis prieš daugiau kaip 10 metų, man toks buvo, žinot, tas momentas, kad radau. Tai yra tai. Radau. Tai tikrai yra tų metodų, kaip galima geriau save pažinti, suprasti. Tai aš gerai girdžiu, kad darbas vyksta vis tik, čia kaip su kokiu fortepijonu turbūt, ne per pamoką, bet kiek tu praktikuojasi namuose. Tiek kalbant apie mindfulness, tiek kalbant turbūt apie apskritai psichoterapijos procesą, kokio kryptyje tu bebūtum, ar ne? Kitaip sakant, darbas nuolatinis su savim vyksta ir tarp tų susitikimų su specialistu. Žinoma. Taip, nes vieną kartą per savaitę 1 valandą susitikus čia kaip pašokti arba pagroti, ne, kaip ir sakai, kad jeigu prisėsi prie fortepijono 1 valandą ir po to savaitę nieko nedarysi. Taip, kažkaip čia progreso nėra, nežinau. Aišku, geriau negu nieko. Bet jo, todėl šiuolaikinės kryptis, jos turi daug tokių ir nemėgstu sakyti namų darbų, nes tai kartais asocijuojasi su tokia mokykla, bet tokių namų praktikų, kur gali savo padėti ir tarp susitikimų. Gali truputį skirti laiko tokiai savirefleksijai, kaip ir tas pačios mindfulness praktikos, jos yra tas kelios minutės, jos yra formalios, aišku, 10-15 minučių gali praktikuoti, bet galima ir tokių neformalių daug prisirankėt, kur tu tiesiog, pavyzdžiui, išeidamas iš namų, akimirkai prieš atidarydamas duris stabteli, atkreipi dėmesį į savo kūną, kaip jis jaučiasi, galbūt kažkur atpalaiduoji, nes visą laiką rasi kažkokią įtampą ar kažkokią emocinę atspindį kur nors, tai galima išmokti tokių mažų įpročių, terapeuto pagalba, tokių truputį gauti namų darbų savaitį, kad žiūrėk, kai tu išeini pro duris, stabtelk, atkreip dėmesį į savo kūną, atpalaiduok pečius, akimirkai pažiūrėk kokios emocijos, tada akimirkai nukreip dėmesį į kvėpavimą, keli įkvėpimai, iškvėpimai ir viskas, ir tu atsiveri kitom patirtim ir keliauji, ta akimirka dabarty ir sugrįžimas, ir jeigu tą darai taip pradžioj 1 kartą per dieną, po to kelis kartus per dieną, labai keičiasi, labai nebėgam per tą dieną su tokiu šleifu, žinot, nuo vienos akimirkos prie kitos, kur galbūt jeigu kažkokia nesėkmė, tada ta emocija tęsiasi į kitą akimirką. Ir kuo daugiau tokių stabtelėjimų, tuo daugiau mes truputį tausom save ir tuo pačiu
geriau pradedam save pažinti ir va, tos mažytės praktikos jos ir yra tai, ką mes darom nuo vienos sesijos iki kitos. Toks, žinai, man skamba toks lyg kažkuria prasme nusinulinimas, kad tu eini toks lyg švarus į tą naują patirtį, kas tai bebūtų, ar kavos pagerimas, ar dantų užsivalymas, bet toks, kas buvo, bet dabar jau naujas momentas, ar ne? Toks lyg buvimas nuolatinis dabartyje, aš gerai girdžiu mindfulness, ar ne? Nes aš galvoju, kad mindfulness yra turbūt ir apie meditaciją, bet tas žodis neretai gąsdina, neretai siejasi su kokia nors religija. Tai šitą vietą gal gali truputį praplėsti mūsų visų matymą. Ja, tai mindfulness atsirado kaip tokia psichoterapinė praktika, mokslų grįsta praktika arba pratimas, tai kažkur tai prieš kokius 45 metus. Ir tikrai taip, tai buvo, Džonas Kabat-Zinas paėmė meditacinę praktiką, sakykime, atskyrė ją nuo religijos, arba nuo kažkokių dvasinių dalykų, paėmė tik tai pačią kaip praktiką ir pradėjo ją taikyti dirbdamas savo grupe, ten su lėtinio skausmo turinčiais klientais, žmonėm. Ir pamatė, kad tai puikiai veikia, kad tos praktikos, tiesiog technika ta paimta ir atskirta visiškai nuo kažkokių dvasingumų, jinai veikia žmonės pakankamai per trumpą laiką, dėl to ir buvo sukurtos tos 8 savaičių programos, kad realiai 8 savaitės praktikuojant jau matomi pokyčiai smegenų struktūrose ir žmonės tos pokyčius labai jaučia ir lėtinio skausmo jaučia mažiau ir gali būti, kad kartais tos meditacija, tas pats žodis ir siejasi su kažkokiais dvasiniais religiniais dalykais, bet jeigu kalbant apie mindfulness, tai, kaip ir sakau, mokslu grįsta praktika, kuri jau keliauja ir organizacijas, ir įvairias streso valdymo programos, tėvystės programos, kur mes tikrai nekalbam apie kažkokius dvasingumus, mes tiesiog darom praktikas. Dėmesingumo praktikos yra jų nemažai, jos yra nuo kvėpavimo, kūno skenavimo, yra ir vizualizacijų, bet tai yra tik tai praktika. Kai mes mokomės valdyti savo dėmesį. Šiai dienai, sako, laikas yra brangiausia valiuta, ne laikas yra brangiausia valiuta, o dėmesys, nes ko vertas laikas, jeigu mūsų dėmesys, mes nevaldom to dėmesio, jeigu tas dėmesys kažkur tai mes valandą praskrolinam, arba kažkur būnam savo dėmesį praeitį, arba ateitį. Taip, brangiausia valiuta yra dėmesys ir kai mes praktikuojam mindfulness, mes būtent ir mokomės tą dėmesį, treniruojam tą dėmesio raumenį, mokomės tą dėmesį valdyti ir gyjam kompetenciją nukreipti jį ten, kur norim būti. Jeigu mes pamatom, kad mes užsiruminuojam, kažkur užsisėdim praeitį arba kažkokiuose katastrofinėse scenarijose arba kažkokiuose, mes pastebim tai ir sąmoningai perkeliam dėmesį, nebėgam nuo tos emocijos ar nuo tos situacijos, įsąmonom, kad jinai yra tokia. Bet galim jau perkelti dėmesį ten, kas mums šią akimirką svarbu. O sakyk, dar pagalvoju apie darbą arba buvimą psichoterapeuto kabinete, neretai žmogui reikia tokio, žinai, protui paaiškinimo dalykų, kurio žmogus jaučia, nes neretai mes net neturime žodynų arba pirmiausia, mums reikia to protui paaiškinimo, kas tai yra, sudėlioti lentynėles ir tada aš jau galiu pradėti gyti. Man toks įspūdis susikeria stebinti ir tą pačią, žinai, socialinę mediją, bendraujant su kitais savo pašnekovais, kaip tu, koks tavo matymas šitai vietai? Ir taip ir ne, turbūt, nes jeigu kalbant apie mindfulness, ar ne, tai galima, turėjau vieną klientą savo mindfulness kurse, 8 savaičių, jis sako, pradžiai daliname, žodžiu, kokiais tikslais, intencijom atėjo, tai sako, aš atėjau įrodyti, kad šita praktika neveikia. O, geras, jėga. Nežinau, kiek tai buvo rimta, bet sako, ir skeptikas, aš sako, netikiu, ir atėjau įrodyti savo ir jums, kad neveikia. Tai, kalbant apie tai, iš tikrųjų yra tyrimų, kad, aišku, visą laiką, kai tu tiki, tai... Turbūt reikia greičiau. Bet čia nebūtina tikėti, galima tik praktikuoti, taip kaip įsivaizduokit raumenį auginę, ne? Tai jeigu tu tikrai tikėsi, kad tas raumuo auga, kad čia man labai sveika, tai viskas gerai, bet jeigu tu netikėsi ir vis tiek darysi teisingai tą pratimą, jis vis tiek užaugs. Tai taip, bet
aišku, jeigu šiuolaikiniai psichoterapijoje mes tikrai, kaip ir sakau, su klientu mes abu žinom, ką mes darom, kiekvieną sesiją. Tai tas žinojimas ir ta visgi edukacija yra gana svarbu. Nes taip, kai aš žinau, kas čia vyksta, kai aš žinau, ką man su tuo daryti, tai tikrai daug yra lengviau sveikti. O sakyk, tu pokalbio pradžioje paminėjai terminą trauma, aš kažkaip pradžioje atsitraukiu, bet po to aš vis tiek noriu tas paklausti, nes tas žodis mes jį tiek dažnai girdim ir turbūt aš turiu vieną interpretaciją, Neringa turi kitą interpretaciją, o tu kaip specialistė turbūt gal irgi turi 3, aš nežinau, ar galėtų mums suvesti, nes, žinai, aš girdžiu visaip, kad trauma yra kažkas labai ten, žinai, sujudinantis tavo asmeninį pasaulį, įvykis, bet gali būti frazė, replika, tai irgi gali būti trauma. Ar gali truputį stalčiukų sudėlioti šitą dalyką? Jo, tikrai taip, yra tos vadinamos, mes kaip specialistai, tai mes turim tas traumas iš didžiosios raidės ir tos mikrotraumas iš mažosios, ar ne? Taip. Bet neišvengiamai augdami mes tų mikrotraumų patiriam daug ir tai visiškai nepriklauso nuo to, gal ne visiškai, bet juk auga šeimoje, sakykime, 2 vaikai. Ne? Ir tam tikram amžiaus tarpsnyje vaikui gali būti labai, jos smegenys atsivėrė vieniem ar kitiem dalykam, ar ne? Kaip pavyzdys, pasakysiu pavyzdį savo klientę. Jinai ankstyvoje paauglystėje pamatė besimylinčius tėvus ir vaikui buvo tikrai didelė trauma ir tai liko jau suaugusi moteris ir šita patirtis labai stipriai įtakojo jos kuriamus santykius, žodžiu, ir tam tikrai reikėjo psichoterapijos, reikėjo perdirbimo ir ten, žodžiu, buvo darbo su ta situacija ir su tais išgyvenimais. Bet kaip aš jau ir sakiau, kad viskas, ką mes matom, tai yra tik mūsų interpretacija. Tai kaip pavyzdys, jeigu tą besimylinčius tėvus būtų pamačiusi ten, sakykime, 3 metų mergaitė ar ten 5 metų mergaitė, tai turbūt tos traumos nebūtų įvykę. Tuo metu, ankstyvoje paauglystėje, vaiko smegenys buvo atsivėrę šitom temom ir šitiem klausimam ir kažkas ten buvo labai jautraus, traumuojančio, nepaaiškinto jos smegenim, kas užsiliko kaip ir tai buvo trauma tai mergaitai. Tai vėlgi nuo mūsų jautrumo 20% žmonių yra ir gyvūnų beje, kas yra įdomu, gimsta jautrios psichikos. Tai pasakyta, sakykime, tėčio ar mamos kažkoks griežtesnis žodis, jau tam jautriam vaikui gali būti kaip jo poreikio neatliepimas, kaip atstumimas. Arba ten neatėjimas vakare apkabinti to vaiko, ar ne? Arba mažas vaikas, jeigu jisai guli ir neverkia, sakykime, jo temperamentas toks, kad jisai ramiai guli ir mama džiaugiasi, o kaip gerai, va paguldžiau vaikutį, jisai guli ramiai. Tai nereiškia, kad jis jaučiasi saugiai. Galbūt tas vaikas jaučiasi labai nesaugiai ir netenkinamas jo saugumo poreikis. Tai tos traumos, mes neužauginsim vaiko be traumos, be mikrotraumos. Girdėjot? Tai nurimkit. Ir mums nereikia būti tobuliem tėvam. Tiesiog tai yra neįmanoma. Visą laiką kažkokioje situacijoje tas vaikas gali mama neatsisukti ten, neatreaguoti kažkokią jam jautrę situaciją, nepastebėti. Ir jau jam gali įsivykti. Ir jau jisai gali, taip. Tai čia yra mikrotrauma, ne? Tas, lyg ir, nenoriu nuverti, bet lyg ir smulkmenų net ir galėtų būti nepastebėjimas, neatliepimas, neišgirsdamas, poreikio neatliepimas. O didelė trauma, tai turbūt jau galim pasitelkti fantaziją, kas tai gali būti, ar ne? Taip, tai netektis įvairios. Prievarta. Taip, girdžiu. O sakyk, čia apie tą dabar jau mamos ir suaugusią rolę, ką tu ir pasakėjai, aš net ir pati turiu tokią vidinį nerimą, kad kaip čia dabar tą vaiką auginti, nes kad jis tik tai jau susigerai toliau ir man atrodo, kad mes tada jau savo prisikuriam bėdų ir čia trauma žodis, suprantu, kad netinka, bet kažkokių problemų, iššūkių, rūpesčių, tada tokio nepilnavertiškumo, savigraužos, kaltės jausmų, ar ne? Tai šito vietoj irgi norėčiau, jeigu gali truputį sustatyti mūsų mamos perfekcionistės į vietas, nes, irgi, man atrodo, nėra gerai, ne? Nėra gerai, todėl šiai dienai, vėlgi toj pačioj šiuolaikinėje psichoterapijoje mes vis daugiau kalbam ir vis daugiau tyrimų yra apie atjautą savo.
ir atjautos savo praktikavimą. Tai yra toks antras mindfulness levelis, sakykim taip, ar ne? Mes visai grįžtam, žiūrėk, ne? Kai mes išmokstam sąmoningumą ar tokio praktikuojam tą dėmesingumą savo, tada mes keliaujam prie atjautos savo, prie to, kad ir kartais klientam nelabai aišku būna žmonėm, kas tas yra atjauta. Tai yra toks galvojimas apie save gerai, ar čia kažkoks narcisizmas, ar ne? Nu, kas? Tai nėra geras galvojimas apie save, kad aš čia gera ar graži. Tai yra gražus elgesys su savim. Su savim. Ir mintis, ne? Tai yra gražios mintis, gražus elgesys, tai yra elgesys toks, kaip lyg tu elgtumei su geriausiu draugu. Ir yra daug praktikų, pavyzdžiui, išsikeliam kažkokią situaciją sunkią ir kaip aš elgiausi, kai mano draugui artimam arba brangiam žmogui buvo ta sunki situacija. Ką aš jam sakiau? Aš jam sakiau, kad gal tau reikia mano pagalbos, aš noriu tave apkabinti, pabūkim, viskas bus gerai, ar ne? Arba aš su tavim, ne? O kas būna, kai mes turim kažkokį iššūkį? Nu, kaip tu taip galėjai, nu, čia tu netobula, čia dėl, ar ne? Tai va, jau tas savo ir yra tas toks mokymas su savim gražiai kalbėti. Su savo ta dalim, kuri ten, iš vis šiuolaikinėje psichoterapijoje mes turim schemų terapiją, kur jeigu mes kalbam apie klasikinę kognityvinę elgesio terapiją, mes kalbam apie mintis, emocijas, elgesius, ne apie dabar situaciją. Bet mes turim schemų terapiją, kur mes dirbam ir tyrinėjam, arba vidinės šeimos sistemos terapija, kur mes tyrinėjam savo visas dalis, nes mes turim daug neurojungčių, mes buvom vaikai, jungiasi mūsų neurojungtis ir jos yra likęs, niekur nedingė. Tai reiškia, kad mes turim vidinį vaiką, mes turim vidinį kritiką, tas vidinis kritikas yra ne iš mūsų gimęs kažkaip tai natūraliai, mes negimstam su juo. Tai vėlgi mūsų augintojai, mūsų aplinka mums integravo įvairių žinučių ir mes jį turim, mes tas neurojungtis turim ir tas vidinis kritikas gyvena. Ir kuo garsiau, kuo daugiau ten priintegravo, to jisai labiau mūsų užlieja ir garsiau kalba. Tada mes turime, kaip ir sakau, tiem, kam pasisekė su tėvais ir augintojais, jie turi savęs palaikančią dalį. Ta, kuri visą laiką tave palaiko, kad sako, viskas gerai yra klysti, tai yra bendražmogiška, ne, tobulumas neegzistuoja, mes visi pažeidžiami esam. Tai ta palaikanti dalis, jinai gali būti labai labai tyli. Tai mes terapijoje arba šiaip žmonės eidami tos asmeninio augimo keliu, jie augina tą palaikančią dalį, priima kritiką, bet mažina jo balsą, kalbasi su juo, sako, žiūrėk, nu, aš tave girdžiu, man nusibodo, ta pati kaip plokštelė, ramiai, pasėdėk, ne? Ir tada gręžiasi į tą palaikančią dalį, tai va, atjauta savo neaugina tą palaikančią dalį. Ir kai man sunku, aš grįžiuosi į savo palaikančią dalį, nesvarbu, kad mano kritikas rėkia. Arba kad mano vaikas yra labai pažįstas, nuskriaustas, liūdnas, ar ne, tada aš grįžiuosi savo vaiką ir sakau, tik aš tave apkabinsiu. Aš noriu būti savo gera, aš noriu savo padėti, kai man sunku, ypač kai sunku. Labai lengva būti savo gera kažkokiose gerose situacijose. Bet jeigu tik kažkur tai man sunku, tai tada tikrai gali jungtis ir kritikas, ir vaikas, rankovės, ir riba, ir varai, laikys save. Arba krentam į pažeidžiamumą ir tada auka, tada guoskite ir gelbėkite mane, ar ne? Nes tada mes būnam, kartais kalbam, kad ne visą laiką suaugęs žmogus, kaip pavyzdys su vienu klientu ir kalbėjom, sako, aš visą laiką konfliktuoju su tėčiu. Ne, ir mes terapijai dirbam apie tai ir jisai sako, jo, sako, aš supratau, kad aš kalbu ne su tėčiu, aš kalbu su tėčio vaiku vidiniu. Jis sako, konfliktuoja su manim ne tas suaugęs brandus tėtis, o jo vidinis vaikas 8 metų. Ir sako, aš suprantu, kad ir paskui pradedu žiūrėti tą situaciją, tėčio aš nepakeisiu, bet kai aš matau, kad kalba nebe tėtis, tai aš sako, tiesiog žiūriu jį kaip 8 metų vaiką. Wow, kaip čia, nu kaip dabar nežinau, kaip žodį pareigti, bet kaip brandu taip matyti, ar ne? Čia labai žmogus, kuris jau pažengęs ir paaugęs. Aš esu girdėjus, jeigu dar truputį galim paliesti vidinio vaiko, tokią konceptą, bet labai norėčiau paprašyti tavo pagalbos jį išskleisti. Bet pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks, kaip tik iš tavo pavyzdžio girdžiu, jeigu yra kažkoks elgesio modelis ir sakoma, kad jis toje vietoje yra, strigęs, tarkim, ten 3 metų berniuke ir nebeaugęs, tarkim, žmogui yra 60 metų. Gali praplėsti truputį, nes man grinai smalsu, nes esu girdėjusi ne kartą tokį vertinimą, tarkim, apie kažkokį tai žmogų. Tai kas ten atsitinka, kodėl jis lieka ir nebeužauga, kaip suaugusi ir tam tikrą temą, aš taip suprantu. Kaip ir sakau, tam tikrose situacijose susiaktyvina mūsų kažkokia dalis ir jinai labiau užlieja. Vienose situacijose tas kritikas... Čia apie suaugusi, dabar kalbė. Jo, apie suaugusi žmogų. Ir būna situacijų, kurios,
Jeigu mūsų tas vaikas, vėlgi augintojų mūsų nėra užaugintas, ar ne, jeigu jis turi daug kažkokių, vėlgi tų pačių traumų, ar ne, jeigu jis turi labai daug neatlieptų poreikių. Bet čia konkrečiose temose turi būti ar apskritai? Dažnai būna, jeigu žmogaus poreikiai neatliepti, vaiko poreikiai buvo neatliepti, tai vis tiek, sakykime, vaikas ateina mažiukas pas mamą ar pas tėtį su savo kažkokia emocija. Ne? Ir vietoj to, kad tėtis ir mama jį atlieptų tą emociją ir suprastų ir apkabintų arba kažkaip išgirstų tą vaiką, jie atstumia jį, kaip pavyzdys, ar ne, ir dar gal netgi kartais ir nubaudžia už tai. Pagėdina, neverk, ar ne, arba kaip tu čia, arba netgi kažkokią tai fizinę bausmę gauna. Tai tada tas vaikas, jisai išmoksta arba supranta, kad rodyti emocijų nėra galima, ar ne, kad aš kažkaip turiu kažkur susikišti tas emocijas, ar ne, nes aš už tai būsiu nubaustas ir žodžiu, manęs nepriims. Ir su tom, ir jeigu taip kartojasi tokios situacijos vaikystėje, tai su tuo vaikas ir užauga. Ir tie poreikiai yra neatliepti ir suaugusio gyvenime. Ir jeigu kažkokia būna situacija, jis irgi lygiai taip pat neįsisąmonintai elgiasi, jis bando nugrūsti tą emociją, ne? Tai gali tai būti, kad tam tikrose situacijose susiaktyvina tas nuskriaustas su užgrūstom emocijom vaikas ir jis elgiasi taip, kaip arba atsitraukia, ar ne, labai, arba kažkaip, nežinau, arba užsidega, galbūt norėjau sakyti tą patį, taip. Tripkojyti ir bando ten išsireikalauti kažkaip. Tai manipuliuoti gal net pradeda, čia šitą vietoj nebe tas. Taip, kaip jisai dažniausiai būna išmokęs vaikystėje su tuo susitvarkyti, kaip jos smegenys yra išmokusios, tai taip automatiškai ir dažniausiai ir reaguoja. Tarsi persijungia, pereina į tą vaikišką režimą, to nuskriausto, pažeisto, neatlieptais poreikiais vaiko. Tai, atsiprašau, pabaigai. Tai mūsų suaugusių tikslas auginti tą sveiko suaugusią dalį, kad jinai mokėtų ir galėtų pasirūpinti ir suprasti tuo vaiku, tuo savo vidiniu vaiku. Nes aš, pavyzdžiui, dar tą vidinį vaiką ir iš tokios gražios pusės kartais matau kitose, aišku, ir savyje. Bet kaip pavyzdys, man neringa, kur sėdi iš kadro, nelįsim, vakar turėjom fotosesiją ir tikrai pavargom, nes ilgai truko. Ir aš jaučiu pagal save, kad, pavyzdžiui, kai aš pavargstu, man toks įsijungia tas vaikas, toks, kur, žinai, juokauja, trukdo, neklauso, neringa juokasi, nes tai buvo. Tai aš suprantu, kad tai irgi, matyt, aš taip kaip vaikas elgdavausi ir matyt, esu ten kažkur užstrigus. Bet, žiūrėjau, bet lenda ir tas toksai vaikas tam tokiam žaismingumo ir tokiam vaikiškumo, žinai, platmei. Gali būti, kad aktyvinasi vaikas, o gali būti, kad yra kažkokios gynybos jūsų, kažkoks bandymas, lyg apžaisti kažką, atsitraukti nuo situacijos, galbūt. Bet taip, tikrai sutinku, kad tas vaikas, jisai nebūtinai yra kažkoks pažeistas, liūdnas, jisai yra ir linksmas, žaismingas, ir kartais ir sumuoja tas spontaniškumo, žaismingumo poreikis yra labai svarbus. Yra vaikų, kuriems buvo neleista žaisti, dūkti, kur šitas poreikis nebuvo tenkintas ir suaugusio gyvenime yra labai daug tokių sunkumų, nes pas to žmonės labai būna, dažnai kokios randasi tam tikros schemos, tam tikri jungiasi režimai, pavyzdžiui, tas žmogus jisai gali būti labiau į pesimizmą linkęs, gali būti labai, vėlgi, kažkokių aukštų standartų ir perfekcionizmas gali būti irgi su tuo susijęs, su to spontaniškumo, žaismingumo poreikio netenkinimu. Ir šiaip daug tokių randasi schemų ir režimų, kas trukdo tam suaugusiam. Tai mes su klientais kartais mokomės tenkinti su 40-mečiu žmogum, mokomės, kaip jis gali tenkinti savo spontaniškumo, žaismingumo poreikį, kad jisai gali, mes einam į parką ir per kelmelius šokinėjam ir, žinokit, didžiausi iššūkiai būna klientui. Sunku jam, ne? Taip, jam yra labai sunku, labai daug susikaustimo būna, labai... Tai jeigu būnant vaiku šito poreikio netenkino arba kažkas uždraudė ar neleido, tai labai svarbu suaugusiam mokėti. Labai geros sąlygos, kada mes patys turim vaikų, tada galim realizuoti. Bet iš tikrųjų tai tas spontaniškumas tai nėra kažkoks neatsakingumas. Tai yra labai svarbus poreikis ir suaugusio gyvenime, ne tik vaiko. Tai
ir būk tokia. Nu, tai girdžiu. Žodžiu, galima tos ledus laikyti ant supinių, viskas čia gerai. Girdėjot receptą? O sakyk, dar pasmalsausiu, kaip čia pasakyti, pavyzdžiui, susitinka dabar, anksčiau buvo tokia mada, kad, bučkis, ar ne? Kažkada gal ten, aišku, oficialio aplinko, kai rankas spaudžiu, bet, tarkim, kartais būna labas tiesiog. Yra, kad, pavyzdžiui, dabar mes apsikabinti mėgstam ir kai apkabini, jauti, kad kažkas apkabino, kažkas taip... Tai irgi turbūt kažkas sako. Aš dabar nepuolu analizuoti žmonių, kurie aplink mane, bet tiesiog man iš principo smalsu tas nenoras apsikabinti ar būti apkabintam ir iš to kylantis ankstesnis klausimas, ar nesukuriam diskomforto bandydami visų mes čia apkabinti ir visus liesti? Turbūt vėlgi labai individualu, mes visi turim savo kažkokias asmeninės ribas ir jeigu jas peržengia, tai vieni jaučia daugiau diskomforto, kiti mažiau ir tos ribos yra labai skirtingos, bet galima truputį suvesti, taip labai pilotiškai, bet galima suvesti, kad nes visumoje žmogus linkęs prie lietimosi. Natūraliai žmonės, mes esam socialinės būtybės ir visumoje tiek kaip ir vaikui, pavyzdžiui, sutrinka ne tik tai fizinė, bet ir psichinė raida, jeigu jo nieks neliečia, yra kažkada labai seniai darytas toksai tyrimas, kad vaikų namuose augia, čia labai seniai, dabar tokių tyrimų nieks nedaro, bet kad vaikai, kurie nebuvo liečiami, sutrinka jų ir fizinis, ir emocinis vystymasis. Tai mes kaip žmonės, mes linkę prie prisilietimų ir tai yra sveika ir linkę ir turėtumėm norėti, ar ne, kad mūsų apkabintų, kad mūsų liestų. Tai gali būti, kad vėlgi tai susijęs su kažkokia mikrotrauma, ar ne, kažkur kažkas tai buvo... kažkokią patirtį turėjau nenorimą, ar ne, arba kažkokį atstumimą patyriau, arba kažkokį tai skausmą susijusi su tuo, arba kažkas tai buvo, kas lėmė, kodėl aš nenoriu liestis, arba nenoriu būti liečiamas. O sakyk apie žodžio meilę įžodinimą santykiuose, ar ne? Dabar vis dažniau mes turbūt ir laisviau ir atviriau reiškiam emocijas, jas įžodinam, kad man patinka, man gera, myliu tave, tu man patinki, tu man gražus. Ankstesnis galbūt kartos, gal net ir mes auginti šiek tiek buvome kitaip. Tai vis tik aš galvoju apie vaikų kaip čia auginimą, ar ne? Ar tas ne tik tai prisilietimas, bet ir įžodinimas emocijos, ir ypač tos teigiamas ir pozityvios emocijos, irgi turbūt turi nemažą įtaką tai, kokie mes būsime užaugę, ar ne? Be abejo, mūsų netgi yra vėlgi daug tyrimų apie tai, kaip vaikai reaguoja į mūsų emocijas, arba, pavyzdžiui... Net neišsakymas, tiesiog, kad aš tarkim kažkaip... Į veido išraišką, jeigu jie yra tas vadinamas veidrodinis atspindys mamos ir vaiko santykėje, kad vaikas sutrinka, jis jaučiasi nesaugiai, jeigu jisai negauna to atspindžio iš mamos, ar ne, jeigu jisai linksmas, jam labai svarbu gauti tarsi patvirtinimą, ypač kūdikiam, ar ne, iš mamos. Ir yra tyrimų su depresija sergančia mamom, kad iš tikrųjų vaikai jaučiasi nesaugus, kai negauna tos atgalinės emocijos. Ir turbūt lygiai tas pats ir su žodžiais panašiai, kad kuo daugiau mes, vėlgi, jeigu mes turbūt sakysime žodį, o mūsų emocija ir išraiška veido bus visiškai priešinga, tai tas turbūt jausis. Ir jis nepatikės turbūt tuom, ar ne? To gal net ir nesuprasdamas, bet... Kadangi tyrimai rodo, kad vaikas labai reaguoja būtent į emociją, į išraišką, nes žodžių dar kaip ir nesupranta, ypač mažiukas. Tai turbūt svarbiau paties suaugusio susireguliavimas, mokėjimas susireguliuoti savo emocijas, kad vaikas jaustųsi saugus. Bet jeigu kalbant apie jau vėliau, tai žinoma, kad tas, juk ir vaikai paskui pradeda klausti. Ar myli mane? Ne, dar geriau, tu brolį labiau ar mane labiau myli? Šitas yra geriausias klausimas. Nors aš tai kažkaip visą laiką galvoju, kad meilė yra daugiau elgesys negu žodžiai. Taip kažkaip man meilė daugiau apie elgesį, apie veiksmą. Ir mūsų pokalbį norėčiau pabaigti klausimą apie meilę sau, nes labai mūsųse gajus šitas posakis ir jisai kartais jau turbūt ir ne vietoje yra panaudojamas, nes
kartais tai tampa labai daiktiškų ir labai tokių išorinių dalykų, o vis tik tavo praktikoje, tavo patirtyje, tavo mindfulness mokymuose, kaip tu apibrėžtum ir papasakotum, kas yra vis tik meilė savo? Gal pradėčiau nuo to, kad tikrai tos meilės savo, tos tikrosios meilės savo, ne kažkokio greito dopamino, ne kažkokio apsidovanojimo, ne, bet tos tikrosios meilės savo, gal ir sampratos labai trūksta ir šiaip pačios tos meilės savo labai trūksta. Mes tiek ir psichoterapijai, tiek ir mokymuose, tiek ir ten psichoterapinėse stovyklose organizuojam savaitgalinės, tai kur ten būna labai daug praktikų, patirčių, tikrai turiu labai daug tokios praktikos, tiesiog iš savo darbo, kad labai mažai žmonių iš tikrųjų žino, kas tai ir kas yra ta meilė savo ir praktikuoja tą meilę savo. Ir aš tai visgi siečiau daugiau su atjauta savo ir tokiu buvimu savo geru. Žinojimų būdų, kurie veikia tau individualiai, kaip tu gali atgauti resursus, kaip tu gali iš tikrųjų pailsėti, vėlgi sakau, negaudamas greito dopamino ir kažkokio tai malonumo, bet kas iš tikrųjų tau atstato, kas atstato tavo resursus, tavo energiją, kaip tu pailsi. Tai turbūt žinoti tą sąrašą, žinoti būdus individualiai savo, tai yra turbūt ta meilė savo, kai aš savim rūpinuos, kai aš esu savo gera, ypač kai man sunku, kai aš žinau savo ribas, kai aš žinau savo stiprybės, kai aš žinau būdus, kai aš žinau išorinius resursus, žmonės, į kuriuos aš galiu atsiremti, tai turbūt gal apie tai man ta meilė savo, apie atjautą savo, apie gerumą savo. Ačiū tau, Rūta. Ačiū labai. Ir gero tau Paryžiaus. Ačiū mielas, čia buvo Magnetic Conversations, sukurta kartu su Kapsulė by Negylytė. Ate.